Tai aš sudartinis klausimas, kaip visada apie būsimas varžybas. Čia visi kalba apie priekštantį istorinį pavasarį Lietuvos Rytui, ar tai nesudaro šiek tiek papildomo spaudimo būsimoms varžybos? Ne, aš manau nesudaro, nes vis tiek visi žaidėjai supranta, kad šitas svarbios varžybos ir joms labai atsakingai ruošiamas, analizuojami žaidimai ir stengsime aišku laimėti patekti istoriją. Stepanas Bobrauskas kalbėdamas sakė, kad šį sezoną problema yra ta, kad rimtose varžybose vis kažko patrūksta. LKF finalą galima prisiminti. Kitų varžybų buvo tokių irgi šiek tiek galbūt svarbių, bet jos ten buvo blankesnis. Kur čia problema yra? Kaip to išvengti, aišku, šią savaitę? Jeigu žinočiau, aišku, visus klausimus atsakyčiau, bet aišku, visko būna kažkaip. Tiek kartais tos klaidos tokios atrodo vaikiškas, tiek kamuoliai nepavyko po krepšių savų, tiek ir sakau, tokia būna chaoso kartais, perdegam kažkiek. Nu viską. Manau, iš tokių smulkmenų viskas pasidaro. Nusiteikimas, psichologija. Nusiteikimas, bet aš manau, visi supranta, kokias varžybos kiek mums svarbios. Motyvacijos tikrai netrūksta. Galima sakyti, kad viskas jūsų rankose, visgi namuose žaidėte? Na, aš manau taip, aišku, namuose žaidėm, aišku, tikimas didelės ir gali palaikymo iš jų pusės ir kiekvienas, sakau, bandys po geriausiai pasiekti pergalę. O to žinios apie varžovų traumas kažkaip veikia ar ne? Mąstot kažkur pasąmonėje yra, va, tas nežais, gerai, tas žais. Apie tai negalvom, ruošiamės prieš visus žaidėjus, kurie atvažiuos, kurie žais tiek ir neskaitam tų žinių, kad tas žaidėjas nežais, tai mes prieš jį nesiruošim, prieš visus žaidėjus ruošiamės, kad išės žaidėjai 100%. Super. Ačiū labai.